nu yra, mato žmonės, sakau, seniau tai reikėdavo, seniau sakydavo ponas Dievas, tai prieš poną reikia klauptis, gal nusilenkti. O dabar Dievas draugas, aš draugą galiu apstatyti. Draugas gal miega, draugas gal negirdi, draugas gal pavargęs, draugas vėl gal... Dabar viskas aukštinkojam. Gana plepėtai nam arbatos. Na, matot, bet vis tiek kaip seniau. Seniau buvo kas? Iki tol širdis. Kas ten būda? O toliau gumbas. Ar vyras, ar moteris kokios. O dabar jūs pažiūrėkit, kokia atlasą medicinos kraujagysė vamsdelis, sanarys kelio klubo metalas ar pusiau plastikas, vėl širdis, stimuliatorius, arba visai dirbtinė širdis, o seniau viskas. Ir seniau matot, jeigu silpnas kūdikis, natūrali atranka ir į kapinės važiuoja, likdavo ta natūrali atranka. O dabar, reiškia, gydytojai sako, dabar tokių paramstytų, sulipdytų, su sanariais pratęsia, bet dabar jūs gal išėjo, tai negirdėjo. Tai matot, pernai prakaitavo mūsų seimūnai. Reiškia, kas yra žmogus, kada nebe žmogus. Žmogus, ne žmogus. Dabar jie ten koliojas, dabar šeima, ne šeima. Šeima, ne šeima. Vyras su vyru, šeima ne šeima. O mum durnėlėm iš karto aišku, kas yra. O jiem, matai, nedaina per daug mokytis. Nesiverčia viskas, bet sakoma, tokie dalykai ir čia velnės, matot, veikia. Veikia, dar kaip veikia. Buvome Vilniuje per tą aliarmą. Ir ką, Svarinska užspaudė man senjorą. Kunigas Keina nuvėjo skaityti, tie tą užpuolių apsupa, tas peršoka tvorą, bėga prie to kunigą gelbėt. Ir dabar deklaruoja. Tai gražuliai suvoka, matot, kai tas prieš tos visos tos... O tu irgi užspaudė. Niekas manęs neužspaudė, aš su kryžim apie jo, apie parlamentą, man niekas netrukdė, per turgų mes pravarėm su kryžiu, per visą mūgę, viską, per visą Vilnių pravarėme. Bet vienas dalykas dabar velnių ištisai atostogos. Už jį dirba televizija, kompiuteriai, laikraščiai, parlamentarai, jis atostogauja. Jis kurortas ištisai. Bet mes matėm irgi pakeliui, kai velniukai išlėkė, prie kelią kitas išlėkė, kokie sukumpus, močiutėlė. Bet taip šįryt, va, išeinant, aš matai, jie jūs išlydėjo, aš turėjau mašiną pavaryti biškį. Arūnai, ką tu žegnuoji, piktas dvasias, o tu žegnuotus, kuri... Pala, Antanai. Ir tokia jau rimta moteriškė, močiutė, jau kuri tikriausiai turėtų bažnyčioje sėdėti ir rožančius petlavoti. Kaip jis reiškia? Tai čia šiandien rytas, sakė. Jo. Kadurniai eina. Cirkininkai. Bet jeigu cirkas nemokamas, tai ką tu klausyti? Bet tu jau ir žegnuoji juos, aš matau, mes dažnai jau būdavome. Kur duoda, kur mušate moterį? Dabar aš irgi atostogaunu, Antanai. Turiu pamainą jau. Pirmas ženklas velnio apsėdimo, tai kai pradeda pykt dėl šventų dalykų žmogus. Dėl kryžiaus ženklo, bažnyčio, šventas raštas pasakys, eik tu durniau, kai sakyta. Reiškia netiesioginis, bet yra kažkokia silpnoji dozė viskas. Bet va, pasakytų, koks raganius, horoskopo aiškintas per televiziją, kokia ten moteriškė, kur rodo ištisai šypsos. Visi klauso. Tai va, tas yra, taip, ar ta, ar kita, ar visokių raganų mato dabar, nes matot, bažnyčios tuštėjo, surogatiniai dalykai, jie užima vietą, paprikalas. Nes užima iš tikrųjų. Nu tai jis apgavikas, bet matot, religinis jausmas žmogui įgimtas ir tikro nepriimi, tai tada, matot, tada gauna surogatai. Viskas. O jeigu jau keikės bjauriais žodžiais, tai jau irgi čia velnio apsėdimas. Juk čia jau velnio garbinimas, kas keikės. Kas keikės, tas garbina velnio, žinok. Taip, kas saugins, kas derlių pjaus, tai čia viską Dievas. O čia mes, jeigu jūs einat ir norit pamatyti rezultatą, nutraukit. Amžinybė. Jeigu jūs norit pamatyti rezultatą, savo įmą jūs nebeikit. Mes pagarbinam Jėzui ir Mariją. Dirbu dėl kitų. Ne tam esmė, Antanai, ne dėl to. Bet jeigu jūs norit tikrai matyti savo įmo rezultatą,
Apčiuopiamai jūs neveikit, nes neapsimoka, nes jums bus nusiminimas visą kitą, drąsiai Nereikia šviesiai. galvoti. Nes žmonės eina, kaip sakė, ir ateizmo metais. Ejau 20 metų ir vos ne kasdien į bažnyčią ir mano vaikas susirgo, mirė. Mano vyras vis tiek nenustojo gerti. Tai aš dabar nebeisiu, reiškia, Dievo nėra. Matai, Dievas va kaip Maksimui makaronų pakelis iš lentynos, kelis rytus palikai ir kaip melžiama karvutė. Šieno glebį, kibiras pieno. Tai jeigu toks santykis psichologiškai, o tai masiškai mūsų visuomeniai tas yra įaugę, aš einu pas Dievą, dėl to, kad jis Dievas. Ir pirmiausia, neprašyti, ne kažko, bet pirmiausia garbinti. Pagarbinti. O po garbinio tada aš galiu atsiprašyti, tada išprašyti, maldauti, atsiteisti ir dėkoti. Bet žmonės pirmiausia, Dieve, tu man duok. Girdėjo tą pasakymą, sako, žmogus pakliuvo į rojų ir angelas vedžioja. Sako, įvedė didelį kambarį. Pilnas zuja, sako, kas čia? Čia sako prašymų skyrius. Visus prašymus registruojami žemės. Eina į kitą, reiškia, ten irgi beveik tiek pat, gal kokį desetką mažiau ir zuja. Čia sako, kuris siuntinėja šitas siuntas. Taip, trečias kambarys, sėdė angelas be darbo vienas, o čia sako padėkų skyrius. Nieks nedėkoja. Ir Evangelijoje, ne. 10 raupsuotų ir tik vienas sugrįžo padėkoti. Tai tas ir yra. O šiaip tai čia kaip? O kad Dievas humoristas, kad pastangos, kaip sakyti, melstis galima ir visą kitą. O antras dalykas, tai va sakiau, jam sakau, kad prieš kelias dienas, kad jūs žinotume, tai ar parapijiečių pakviesti. Aš, pavyzdžiui, tikrai nežinojau. Kad jūs einat. O mes iš tiesų sakom, kad mes atnešam žinią kitiem metam. Bet mums įsivaizduokit. Per metus bus uždaryta gal šitą parapiją. Aš paskutinis klebonas. Daug dievė, bet čia įvairiai gali. Tai tą pačią dieną lygiai kitais metais, gal vieną dušę daugiau jau sužinos. O tas dienas sekmadienys. Tai bus labai gerai, žinai. Mes ateisime visi ant čia. Juk mes irgi žiūrim, einam Vyturiukai sekmadienį, Čirškėnų pat ryto Vilnių plasnoja. 40. Bažnyčia irgi dirba ir mes einam taip pat. 40 metais, žinot, pasigavo ten tie kūjo pjautuvo garbintai, tą žmogelį, kuris sako, ui ponas. Sako, mesk tu savo tą Talmudą, sako, stok partijan, už 10 metų vis tiek nebeliks jokio tikėjimo vis, ką tu tada darysi? O tas Joškė sako, ui, aš tada lipši į medį. A ko tu lipši į medį, sako, kai visi bėgs tos laimės pažiūrėt, kad manęs nesutrapintų. Panašiai kaip ir kareiviukai, važiuoja traukinį į kariuomenę, ten veža, žinai, ir žydelis paimtas į armiją. Tai čia lašinukus, čia vištieną jam siūlo, žinai. Tas, ne. Nu sako, vis tiek to Dievo nėra. O jeigu yra, žinai, tada. Kariuomenė sako, irgi jau komisija gydytojų žydelis pakliuo ir galvo, kaip čia jam įsisuk paskutinį momentą. Ponas daktarė, aš negali kariauti. O kodėl tu negali? Aš sako, trumpažiūras. O kaip sako, supras trumpažiūras? Matai, sako, daktarė, už kilometraglį auga. Daktaras matau. Ui, aš tai nematau. Kitas vėl eina, sako, daktarė, aš negaliu kariauti, aš negaliu gaidžiuką nuspausti, mano pirštas sulūžęs ir taip laiko sulenkęs. Nu, sako, gerai, komisuosiu, o kaip pirmą buvo atsimeni, ui, taigi šitą. Vat žydelį sutiko kleriką ir klausė, tu baigsi seminariją, ko tu bausi, kas iš tavęs išeis, sako, kunigų pašventins. Tai tik tiek. Sako, jeigu geras būnu, tai tada jau paskiria vyskupo. Ir viskas. Sako, jau jeigu po vyskupų, tada kardinolai. Ir tai jau kaput.
Nu ne, sako, dar renka kardinolai popiežių, klausia, atsakai tai. O, apa popiežiaus, dar ir kas nors aukščiau, nors vienu laipsniu. Ne, jau sako, popiežius vėliau. Ei, pas jūs prastai, mūsų vienas prašyma čia. Jėzus Kristus žydų tautybės. Nu, Jėzus Kristus prašymų. Arba koks buvo didžiausias incidentas, kai Jonas Paulius buvo Lietuvon atvykę, žinot incidentą didžiulį? Nu, kad ne. Aš mažai. Aš tada prie Vilniaus gyvenau, žinau. Aš Kaune buvau, mačiau, jis susitikė. O tai kas buvo? Sako, sėdi nunciatūro ir sako, jūs man rodot vis Lietuvą su kareiviais, su policija, parodykit be policijos, noriu natūraliai pažiūrėti. Nu, sako, gerai, noriu sugalvosim, atvažiavo, koks kunigas ten dar su žyguliu. Sako, greit atsarginių išvažiavimų, kur ten sargybos nėra ir išvažiavo. Važiuoju ten, kur nemenčinės miškais. Ir po plorankam. Kaip graži Lietuva, kaip gražu, kaip gera. Nei kareivių, nei policijos. Sako, tam kunigui, žinai, sako, kai jaunas buvo ir aš mašiną vairau, daug man prisiminti. Nori sėsk, važiuok. Pavažiavo už kilometrą, policija sustabdo. Žiūri, pažino kas. Už racijos viršininkė, pagavau poną. Ar kratyti ar ne? Ką tu ten pagavai? Mūsų vidaus reikalų ministras. Baig, sako, durniuot. Sako, negausim nei premijos ir pensijas nubrauks. Ne, sako. Tai gal Brazauską, sako, argi da baisiau, sako, kuo greičiau atsikratyk. Ne, sako, ir tapas nepanašus. Tai kokį tu vėl net ten nutvėrį, sako. Policininkas sako, nežinau, bet jo vairuotas popiežius. Jėzus Kristų, vairuotojas visą laik viršininką veža. Kai popiežius buvo susilaužęs koją, atsimenat, buvo su lasdelė. Jis ten vonioj buvo. Vaikščio vienu momentu su lasdelė, Jonas Paulius II. Ir, žodžiu, ir mato, tada buvo kalbos apie trečią Fatimos paslaptį. Kad reiškia atskleista. Vienas vyskupas sako, šventasis tėve, ir tikrai sako atskleista paslaptis. Taip sako, tai pasakyk. Sako, negaliu. Sako, jeigu tai pasakysiu, gali nedalaikyti. Labai baisi. Gali numirti. Ateik, sako, po 3 dienų. Papasninkauk, pasimelsk. Nu tada sužinosi, būsi jau moraliai dvasiškai pasiruošęs. Tas išėjo už telefoną. Hebra, popiežius padarys tą ir tą. Audiencijų salė 10 000 pilna. Viskupų, kardinolų sėdi laukia. Išėjo popiežius tada su lazda. Norit sužinot? Norim, šventasis tėve. Pažadat laikyti kaip išpažinties paslaptį? Pažadam. Tikrai norit sužinot? Tikrai. Pastuksena, atsiverskit. Be kitaip vėl po manęs bus mano tautietis. Ir sako, netikiu daktarais, 3 savaitę keliauju po kalnus, niekiek nesuplonėjau. Mašinas priekavoj. Atsikrau skilandžiai. Keliauju po kalnus ir nesuplonėjau. O pas jūs, jūsų kursiniai užklysta, kiti kunigai aplanko jums kiek? Keičiamės atlaidais, bet matot, mes turim darbų, taip kad nėra kada. 3 parapijos reikia atlaidus išvažiuoti, problema. Turi keistis, turi vienai parapijai iš vakaro daryti, arba bent 2, nes yra problema. Tai vat, visaip. Tai ten. Kunigų trūksta. Trūksta, jo. Nes reikia visokių dalykų. Tai va, tai šitai tą. Visi jau, žodžiu, ėjo gal klupėdami, o vienas stovėdamas. O dabar kelia... Gal jis negalėjo atsiklausyti. Lokį, sako, judošiau. Sako, mano kelias sugipsuotas. Žiūri, nei atsiprašau, nei ką reiškia. Tas, matot, išoriškai, tu nežinai, ką žmogaus širdį. Taip. Aišku, 20-mečiai atsiklaupti, taip. Greit. Vienas dalykas. Ir kuriam ar sanariai, žinai, girdžiu vėl. Tai va, tai tas... Tai žiūriu dabar mano babučių, kiek ateina su ramentai, su lasdom, tai jos stovėdamos gali drąsiai. Tai, bet atsiklaupti jau viskas, jom būtų kaput. Tai va, tai dabar pradėk reikalauti arba taip. Bet stovėt gali ir sveikas, taip. Nes kadangi tai lengvesnė poza. Tai va, čia, o liturginiai nuostatai reiškia, kad nebūtų bažnyčia, žinot, presbiterijai taip, bobinčiai kitaip. Kad būtų vat viena. Tai tada simbolizuos vienodi veiksmai ir tą vienybę išreiškia.
O ne taip, aš šoku, o kitas būtinai, kad reiškia atkreipdėmėsi į mane. Aš va, pavyzdžiui, kai tarnau bažnyčiai buvo tokia, maldininkė, reiškia, žinot, Dievo stalas, suklopė prie Dievo stalo. Platus, čia 2 bobutės, kitoj pusėje ir čia tarpas. Tai tą tarpą į nieką neklaups. Kai visi nueina, demonstratyviai ateina viena, kad būtų prie Dievo stalo. Kunigas jau grįžta su komunija. Kelis kartus nedaviau komunijos, susibaigė. Ir viskas. Reiškia, ne. Atkreipimo, tai va tas ir yra, o tas labai matosi, va tai tokių, Vardant Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, palankdėjimas ir šias donas, kuris valgėm iš to gerumo per Kristų mūsų viešpatį.